Na, dabar iškėtėjo ir mano eilė. Tai mano temos pranešimas yra kompetencijomis grįstas žmogiškų išteklių valdymas. Šiaip kompetencija tai toksai iki skausmo pažįstamas žodis. Visi žino, kažkas tai atrodo iš vienos pusės gebėjimas, galėjimas. Ir antra vertus tai yra kokia tai apribotos mano funkcijos, veiklos sritis. Ar peržengiau kompetencijos ribas, arba neperžengiau. Ir toks iškyla klausimas, o ką anksčiau buvo kaip nors kitaip, nekompetencijomis grįstas žmogiškų išteklių valdymas buvo. Tai šitas jausmas yra kiek apgaulingas, kadangi po to galbūt atskleis dar ir kolegos iš VTD. Kiek apgaulingas jausmas, kadangi savoka kompetencija ir po to žodžiu įdedama visiškai kita prasmė, šiek tiek kitokia prasmė, negu tai, ką mes suvokiame. Ir jeigu taip retrospektyviai žvilgterėjus, tai tyrimai šioje srityje atsirado ne taip seniai. Kažkur tai 1982 metais, jeigu neklystu, Davidas McClellandas publikavo pirmas savo mintis šitą tematiką ir kaip, kodėl prasidėjo tyrimai šitoje srityje. O paprasčiausiai visi suprato, kad aukšto mokslo baigimo diplomai arba, tokie formalūs vertinimai ne visada, o kartais ir net nedažnai, siejasi su sėkme konkrečioje veikloje ir rezultatus. Ir pradėjo galvoti, o kasgi yra ta sėkmė, kas užtikrina tai, kad žmogus yra sėkmingas. Nes vieni yra sėkmingi, kiti nesėkmingi, tarkim taip, dėl vieno ir kitų priežasčių. Vieni turi kažkokių tai formalių tenai, žinių ar dar kažko, tai kiti jų neturi. Ir tai nelabai koreliuoja tarpusavėje. Ir jie, atliko tokius tyrimus, tyrė pačius geriausius įvairiose srityse vykdytojų specialistus, tie, kurie pasiekė didžiausių rezultatų ir atrado, kad tam, kad būtų sėkminga veikla, kartojasi maždaug 20-25 savybės. Tos pačios savybės. Iš vienos veiklos srities į kitą veiklos sritį, įmant, ką mes nežiūrėtume, tai yra kaip kažkoks tai rinkinys, kuris vadinamas, tai yra kompetencijų žodynas, kuris padeda žmonėms būti sėkmingai, jo ten vienas ar kitas lygis. Tai galima būtų, jeigu metafora tokia, tai kaip yra žodynas, kaip yra raidynas. Turime 302 raidės ir iš jų galima sukurti milijonus, jeigu nedaugiau, ten žodžių, o jeigu mes kalbam apie sakinius, tai gali būti dar daugiau. Tai va tokia buvo atsiradimo pradžia ir iš esmės to žodyno, jie yra keli, priklausomai nuo skirstymo, bet pakankamai panašus. Ir kuriami tada modeliai, kiekvieno atskiro, arba kaip pareigybės, ne kiekvienas atskiros žmogus, bet kiekvienos atskiros pareigybės. Ir kompetencijos apibrėžimai, jie yra, pakankamai panašus, nelabai skiriasi, bet esmė yra tokia, kad tai yra esminės individo charakteristikos, priežasties pasiekmės ryšiai susijusios su puikia veikla. Tai žinios, įgūdžiai natūraliai dažniausiai tą laikom, bet tai yra daug ir kitų dalykų. Motyvai, savęs suvokimas, vertybės, asmeninės charakteristikos, reakcijos į viską. Ir šitie dalykai yra žymiai sunkiau pamatuojami, bet jie yra kartais naudingesni galutiniam rezultatui. Jeigu žmogus turi žinių siekimo kompetenciją ir neturi žinių, tai po kokių 2 metų tas žmogus, kuris turėjo žinias, o neturėjo šitos kompetencijos, tokios minkštos, taip vadinamas, situacija gali diametraliai priešingai pasikeisti. Tai dabar tik tai problema buvo, o kaip įvertinti? Žinias tai dar plius minus mes galime įvertinti, bet kaip įvertinti tas asmeninės charakteristikas ir iš tikrųjų yra sukurti metodai ir būdai, kaip ir paminėjo ir gerbiamas direktorius, tai yra įvairūs pratimai, kurie leidžia, kaip tai nebūtų keista, pakankamai tiksliai, net skaitmeninį išraišką, išmatuoti šitas tokias, atrodo, sunkiai apčiuopiamas kompetencijas. Tai kaip taisyklė yra pratimai. Pratimai, kur žmogus demonstruoja savo vieną ar kitą gebėjimą, vieną arba kitą kompetenciją. Šiaip kalbant apie kompetencijas, tai man yra tekę dirbti vienoje kompanijoje užsienio, kuri atvyko į Lietuvą 90 metais. Ir jie kaip tik užsiminėjo šitais dalykais ir po 90 metų iškart susikūrus, atsikūrus mūsų valstybei, jie bendravo su vyriausybė ir siūlė šitas paslaugas. Bet matyt, tuo metu iš tikrųjų tai buvo nelabai dar galbūt suprantama, netiek daug tai buvo pajudėję šią kryptimį veikla ir visame pasaulyje ir galbūt
vyriausybė turėjo kiek kitokių užduočių, žymiai svarbesnių. Tai tiesiog nebuvo priimtas tas pasiūlymas. Audronė Tamulytė-Lenz, AON Consulting viceprezidentė, kaip tik Amerikos lietuviai, jinai atvyko čia, vedama sentimentų ir norėjo, reiškia, tą dalyką pradėti. Po to dar buvo tam tikri, reiškia, kai kurie tokie fragmentai, iš tikrųjų, tai man pačiam irgi teko prisidėti, prie to buvo kūriamas modelis krizių valdymo centro direktoriui, kuris reiškia, tas direktorius buvo priimtas pagal sukurtą modelį, bet tai buvo atskiras fragmentas, tai nebuvo visa apimanti metodologija, tarkim, tai buvo greičiau toks atskiras etapėlis. Ir beje, tas buvęs krizių valdymo centro direktorius yra dabar mūsų kolega, dirbantis mūsų institute, tai jisai sako, kad iš tikrųjų labai privargau ir sako, net kai sužinojo, kad aš buvau prisidėjęs prie to modelio kūrimo, sako, taip mane priimant tenai paskui iš visų pusių mėsinėjo, taip mane visai tikrino, tvarkė ten, jų, sako, buvo labai košmaras pats tas priimimas, kadangi jį priiminėjo be bendros tvarkos dar pagal tą kompetencijų modelį. Va, tai, o dabar iš tikrųjų tai yra gyvenimo būdas, net VTD kompetencijos, jisai kolegos tą vėlgi taip pat toliau paminės, tai visa, reiškia, visa skalė įvairių dalykų, kurie bus diegiami ir valstybės tarnyboje. Kai kuriuose tik tai Lietuvos privataus sektoriaus organizacijose, tikrai toli gražu ne visose, dažniausiai tai yra užsienio kapitalo įmonėse, yra diegiamas šitas metodas. Žinau, Teo, Philip Morris, Lietuva, dar keletas kitų, bet labai nedaug. Ir šiuo atveju norėčiau tart pagiriamą žodį valstybės tarnybos departamentui, čia sutikusiam, reiškia, tokiai reformai. Čia iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai yra labai toksai nedaug keičiantis kažką tai dalyką, bet iš tikrųjų tai yra didelis perversmas žmogiškų išteklių vadyboje, nes kompetencijos naudojimas daug kur, labai daug kur. Tai yra darbuotojų priėmimas, darbuotojų ugdymas, mokymas, veiklos vertinimas. Kalba eina apie atlyginimus, tai remiasi kompetencijom. Iš tikrųjų, kompetencijos yra žymiai stabilesnis dalykas negu funkcijų arba darbo aprašymas. Kuo anksčiau remdavosi žmogiškų išteklių vadyba. Funkcijos kinta, viskas naujai, tačiau savybės arba kompetencijos reikalingos tom funkcijom atlikti, jos yra stabilesnės. Ir šiuo atveju, tarkim, perėjimas nuo darbų aprašymo ir reiškia, atsirimimas nuo to prie kompetencijų, jisai sąlygo ir didesnį stabilumą. Be abejo, jos turi keistis. Aišku, pasikeičia situacija, keičiasi pasaulis ir mes turime peržiūrėti tos modelius, turime šiek tiek keisti. Natūralu. Ir lygiai taip pat ir čia žiūriu, jau piknaudžiauju, pabandysiu trumpiau šiek tiek, kadangi, kad neužtempčiau laiko. Šiuo atveju net Mykolo Romerio universitetas, nors mes, tarkim, ir kol kas nesitvarkome savo žmogiškų išteklių kompetencijų pagrindų, tarkim, tam tikri fragmentai yra, tačiau studijose, jeigu žinote, matau daug dėstytojų, nemažai išliejame prakaito darydami CTS aprašymus, taip vadinamus, europinio lygio aprašymus. Tai tai yra jau pirmas žingsnis, kur mes remiamės kompetencijom. Programa specifikuojama pačioje pradžioje kompetencijomis, kurias jinai duos tam žmogui. Ir taip, tai bus pagrindas lengviau bendrauti trupučiuką su valstybės tarnybos departamentu, jie galės koreguoti, tarkim, priklausomai nuo savo reikiamų kompetencijų to modelių. Mes galėsim pakoreguoti ir mūsų programų modelius. O toliau visa kita dalykai, dėstymai, visa kita technologija remiasi šitomis kompetencijomis. Mes naudojamės tuningo žodynų, tai yra toksai ES švietimui skirtas kompetencijų žodynas, VTD naudojasi kiek kitokių žodynų, bet jie yra panašus, suderinami ir galima daug padaryti įvairių dalykų. Tai galbūt jau 5 minutės užtęsiau, tai taip galbūt ir baigčiau savo pranešimą. O dabar mes turime dar 10 minučių. Mėly